Scenarijus Donatą Jankauską. Įgarsina Rasa Buželienė. Koks siurprizas, Jamoki? Kokį reikalą čia tave atvedė Tarptautinį reikalų ministerijos atstovybės į 9 sektorių? Norėčiau pašnekėti apie Žemaičių Respubliką. Žinot, tuos mažumose nebėra. Ani aiškin, kad ta mažum nemirtinga. Vietiniai kreipės pagalbas į mums. Kuda daryt ministerija? Tai problem. Lyderis nuverstos vyriausybės prašos politinį prieglobstį. Lainė. Norim pranešti, kad jokių sunkumų šiuo kitas atvejas sprendžiant problemą negal būti. Mes pametėm ryšį. Kas vyksta? Nieko gero. Tiesiog nežinom, ko ieškom ir kaip mums atrodo. Tai užsienio reikalų ministro verties. 23 minutės atgal svarstėm, kas tai. Ano sąraš sunks nusikaltimą, pradedant terorizmu. Aiškuokite, tai ne lytis, ne amžius, ne asmenybė. Įtarėm, jog tai amerikietis, bet nežinom, tai tarptautinis hakeris. Ano sąraš sunks nusikaltimą, pradedant terorizmu. Aiškuokite, Aš norėčiau paklausti iš pradžių, kodėl man priėmė šį darbą? Kodėl tokį, kaip aš paėmė iš policijos ir traukė darbą? Priėmė, kad tu ten reikalingas. Tu sąžiningas policininkas. Antra, niekad nepažeidė įstatymų. Trečia, rada prisijungėm būdą prie nuo kompiuterį. Tau pavyks sužinoti, kad jums užsijam nelegalas. Austi, kur lendi, panašu mes vienintelė, kurį band kažkur suspėti. Ei, nematė, ko nors, kas naudojęs telefoną. Atsakyk, ar matė ar ne? Taip, aš mačiau, kaip šiukšlininkas kombin. Tudė aš pamaniau, kad bus laikišnės šiukšlės. Ei, gal nuvešit mon šiukšlės? Они keitė savo veidą kas 7 minutės. Dėmes, važiuokit per atsarginį išvažiavimą. Mes išsiaiškinom, pastau tip jokio šeimos nėra. Gal sės prie vairo.
Эй, они žin. Эй, policija, visiem žiems. Prakeikiems. Iš kelio žalia rūta. Baigė ką? Susitvarkė. Važiuojam pailsėti. Čia ne tas, ko ieškom. Čia imitacija. Just when I thought I'd seen everything in this lifetime, I sit here and watch a cyborg go diving in her spare time. Aš taip ir nepagalvojau, kad kažkada gyvenime pamatysiu, kaip kyborg su malonom plaukioja ir nard skysti. Ar į gyvenim kas nors, ko tu bijai? Jeigu tau fliuoterė nesuveiktų, kas tada atsitiktų? Jau atsitik, nuvondins monkiečias balsas tembrus ir akcents ir pasidar užsispyrus. Paklausyk. Aš neprašiau, kad ateitum skaityti man paskaits. Kiek aš būčiau pati savimi, ar mano asmenybė. Žinoma, nešnekant apie bals, bet mon atmins ir mintis unikals priklaus tik mon ir mon vaikystė likimu. Anus kaupas po biškį. Aš renku informaciją savo, matau pasaulį savo ir tik tai to rytaks mon sąmonė, mon siela, mon valia, mon vidiniam balsu. Ar čia tu pasakė? Dar nežinau.